Tarkim, turime dvi grupės ir kiekvienoje grupėje turiu po 4 daiktus. Taigi čia viena grupė ir čia antra grupė. Mes jau žinome, kad galime paskaičiuoti, kiek daiktų bus iš viso, daugindami. Taip, tai galim sakyti, kad yra 2 kart 4 arba 2 grupės po 4. Arba galės sakyti, kad tai yra 4 plus 4. Taip, nes tai yra tiesiog 2 ketvirtai. 1 ketvirtas, 2 ketvirtas. Ir kam tai bus lygu? Na, jeigu turiu 4 plus 4, tai yra tas pats, kas 2 kart 4. Tai abiem atvejais aš gausiu 8. Ir tuo gali įsitikinti. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iš tiesų čia yra 8 daiktai. Dabar norėčiau, kad sustabdytum šį įrašą ir pabandytum sugrupuoti šios daiktus kaip nors kitaip. Taip, kad galėtum tą 8 užrašyti kaip sandaugą kitų skaičių. Pavyzdžiui, čia 8 užrašiau kaip 2 ir 4 sandaugą. Taip, 2 kart 4 yra lygu 8. Pažiūrėkime, ar tau pavyks užrašyti 8 kaip kitokių skaičių sandaugą. Taip, kad tai nebūtų 2 grupės po 4, bet kaip nors kitaip sugrupuok. Ir tarkim, jau tą padarėjai, taip, ir dabar mes pabandysime kartu. Pažiūrėkime, dabar galim vietoj 2 grupių po 4 galim dalinti į 4 grupės po 2. Taip, čia turiu 4 grupės po 2 daiktus. Tai tą užrašysime kaip 4 kart 2, taip, 4 grupės po 2. Ir tai taip pat yra 8. Ir kas tai yra 4 grupės po 2? Tai yra 4 dvejetai. Taip, 1, 2, 3, 4 dvejetai. Taigi, kiekvienas iš jų turi 2 daiktus, taigi bus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Štai 4 po 2. Ir tai taip pat yra 8. 4 kart 2 arba 4 grupės po 2 yra visiškai tas pats, kas paimti 4 dvejetus ir juos visus sudėti. Žiūrėkime, mes čia turėjome 2 ketvirtus ir juos sudėjome, taip 1 ketvirtas, 2 ketvirtas, o čia turime 4 dvejetus ir juos sudėjome 1, 2, 3, 4 dvejetai. Abiem atvejais gaunam 8. Kaip dar kitaip galime užrašyti 8 kaip sandaugą? Na, galime žiūrėti, kad tai yra tiesiog 8 grupelės po 1 daiktą. Taigi tai būtų 1 grupė, 2 grupė, 3 grupė, 4 grupė, 5 grupė, 6 grupė, 7 grupė, 8 grupė. Taigi turime 8 grupės po 1 daiktą arba 8 kart 1. Tai taip pat yra 8. Ir kas yra 8 po 1? Tai mes turime 8 vienetus. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Kiek čia turiu? Turiu 6, tai dar 1 ir dar 1. Taigi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vienetai. Ir tai lygu 8. Na ir yra dar vienas paskutinis būdas užrašyti 8 kaip sandaugą. Tu gali žiūrėti į visą šitą krūvelę 8 daiktų kaip į vieną didelę grupę. Taigi aš nuspalvinsiu ją visą čia ir sakysiu, kad čia visa šita krūva yra viena grupė iš 8 daiktų. Taigi viena grupė iš 8 arba 1 kart 8. Ir tai taip pat yra 8. Kaip aš tą rašyčiau kaip sumą? Na, aš turiu tik tai 1 aštuonetą. Bus tiesiog 1 aštuonetas ir lygus 1 aštuonetui. Kaip 8 lygus pats savo, teisingai. Dabar užduosiu tau tokį klausimą. Iki šiol mes žiūrėjome šias 4 krūveles kaip į atskiras krūveles, bet jeigu aš noriu užrašyti visus šios daiktus, visą tai, ką matau prieš save, kaip 4 krūveles po 8 daiktus, kaip man tą paskaičiuoti? Taigi aš turėsiu 1 grupę po 8, 2 grupę po 8, 3 grupę po 8 ir 4 grupę po 8 daiktus. Mes tą užrašytume kaip 4 grupės po 8 arba 4 kart 8 ir kamgi tai bus lygu? Na, tai bus 4 aštuonetai. 8 plus 8 plus 8 plus 8. 4 aštuonetai. Kam tai lygu? Na, galim tiesiog sudėti po truputį. Tai bus 8 plus 8 bus 16, plus 8 24, dar plus 8 32. Taip, taigi 8 plus 8 16, plus 8 24, dar plus 8 32. Arba tu galėjai tiesiog suskaičiuoti po vieną, būtum gavęs tą patį.